Labadiena. Akcijų rinkose stebimas bemaž 5 dienų kilimas. Teigiamas emocijas stiprino geresni nei tikėtasi kompanijų veiklos rezultatai bei makroekonominiai duomenys, signalizuojantis recesijos švelnėjimą. Prancūzijos didžiausias bankas BNP Paribas augino kainą paskelbęs grynųjų pajamų augimą. Automobilių gamintojas BMW taipogi pranešė mažesnį nuostolį nei buvo tikėtasi. Prie gerų žinių prisidėjo JAV duomenys apie sumažėjusius darbuotojų atleidimus. Pabaltijo akcijų rinkoje trūko aktyvumo, apyvartos buvo menkos, nors indeksai ir fiksavo teigiamus pokyčius. Vilniaus vertybinių popierių biržos indeksas augo 0,77%. Kaip ir buvo galima tikėtis, keletą dienų augusi snaigė kaina buvo numušta pardavėjų suskubusių fiksuoti pelnus. Tai rodo, kad rinkos dalyviai dar bijo teigiamai vertinti kompanijos ateities perspektyvas. Artėjant bendrovės TLT dividendo apskaitos dienai, investuotojai aktyviau įsigyja šių akcijų, kurių apyvarta siekia beveik 800 000 litų. Tai yra net 77% bendros biržos apyvartos. Kompanijos Invalda kursas kilo virš 8%. Akivaizdu, kad užsienio tarpininkų buvę veiksmai tik laikinai sudrumstė ramybę. Šiandien šioje pozicijoje prekiavo vietiniai investuotojai. Rygos vertybinių popierių biržos indeksas kilo 1,38%. Jau nebe pirmą prekybos sesiją aktyviau perleidžiamas Grindex akcijos, kurių apyvarta viršė 15 000 latų. Talino vertybinių popierių biržos indeksas fiksavo 0,77% kilimą. Daugiau kaip 100 000 eurų apyvartas perkopė Esti Telekom, Tallink Group bei Merko Ehitus. Pastaroji stebėtinai buvo dėmesio centre, mat nekilnojamo turto sektoriaus perspektyvos kol kas miglotos. Šiandien naujienų tiek, viso geriausio.